Ateitybės sala, kūrinys, kurį kūrėme dar 2018 metais, kai ruošėmės Venecijos bienalei. Ir tai buvo tokio pasiūlymo dalis ateities Lietuvos paviljono arba pelkių paviljono, kaip mes jį tada irgi pavadinom, dalis. Kas mums buvo svarbu, galvojant apie ateitybės salą, sukurti laboratoriją ant vandens, kuri aplinkos užterštumą arba aplinkos užterštumo duomenis galėtų išversti į tokią mums suprantamą arba jaučiamą kalbą, tai į garsą. Kad mes galėtume klausytis, kaip mes sakome, tų amfibinių raudų, to pasaulio, kurio mes naudojamės, kurio gėrybėmis mes naudojamės, balsus. Pasitelkėme keletą specialistų, keletą žmonių ir kartu su savo šitą bendradarbiaujančių menininkų komanda pradėjome galvoti, kaip tai galėtume konceptualizuoti, kaip tokia iš pirmo žvilgsnio galbūt toks labai ryškus ir netgi kiek atstumiantis antropoceno simbolis kaip vamzdis galėtų staiga konvertuotis į įsiklausimo į aplinką instrumentą ir tapti tokiu, galbūt netgi sujungiančiu mus su tais balsais, kuriuos mes per tą modernybę arba ant tą patį antropoceną bandėme atstumti, išstumti, nepripažinti, nenorėjome girdėti galbūt tų balsų. O tai, ką mes grojame, tai naudojame apsiuvos lietuviškai arba caddisfly angliškai arba hydropsyche lotyniškai. Tokio gyvūno sparnelių garso įrašą, taip galima būtų tiksliai pasakyti, arba samplą. O šis gyvūnas arba ši rūšis mums buvo labai įdomi dar ir dėl to, kad pusė savo gyvenimo jį gyvena po vandeniu, lervos pavidale. Ir lerva iš tiesų iš smėlio, smiltelių įvairiausių konstruoja savo namus, kurie yra vamzdžio formos. Konstruoja tokį vamzdį, kuriame ir gyvena. Ir kartu yra natūralus vandens indikatorius, kalbant apie vandens kokybę. O kita pusė gyvenimo, ta pati lerva virsta vabzdžiu ir gyvena virš vandens. Ir lietuviai šiaip jau labai mėgsta žvejoti su šita apsiuva. Aš vaikystę prisimenu, prie Trakų ežero tikrai daug esu šitų apsiuvų rinkęs ir naudoja žvejybą. Tai galbūt ta apsiuva čia šiaip jau siejasi iš tikrųjų su mariom. Ne veltui mes ją čia pastatėme.